tai šitom varžybom labai stipriai ruošiamės ir visi žaidėjai atidavė visas jėgas, aš manau, tas tikrai davė mums naudos. Su Pasvalio rungtynės visada būna tokios, kad Juventus įgyja persvarą, bet jie praranda. Dvi ženklės, ir galvoju, šiandien vėl buvo tas pats, kodėl taip nutiko? Nežinau, atsipalaidavimas gal per dažnai patikim jau tą pergalę, už tai varžovai mus visada greitai nubaudžia. Va šiandien net pradėję nuo suolo, bet lemiamų momentą ėmėsi iniciatyvos, tau nuo suolo pradėti nebuvo sunku. Nu kaip sunkiau, bet aš buvau dėl to perspėtas, treneris buvo perspėjęs, tai buvau nusiteikęs, kad reikės pradėti nuo suolo ir manau visai neblogai gavosi. Dabar laukia 10 dienų persvarą ir pertrauką. Laimėjus tokias rungtynes, tos laisvos dienos neprailgs? Manau, kad neprailgs. Poilsio reikia, bet treniruotis taip pat reikia. Ar jaučiatės fiziškai pavargę po tokio jau? Aš manau, kad ne, dabar tų varžybų truputį apmažėjo, manau, kad viskas normaliai.